jeigu aš nuolatos patiriu tokį bendravimo būdą, aš turėčiau sunerimti. Perdėtas kontroliavimas, tai reiškia, kad mane nuolatos kontroliuoja. Pasyvus agresyvumas, tai kai su manim iš tiesų, na, kaip pasireiškia pasyvus agresyvumas? Pasyvus agresyvumas pasireiškia tam tikrais žodžiais, staiga, nu, prasme, pasikeitusiu elgesiu, jeigu iki šiol mes bendravome draugiškai, bet staiga kažkas nutiko ir mano kolega ima su manimi bendrauti, kad miela gintarė ir pagarbiai ir taip toliau, tai reiškia, aš slepiu savo pyktį arba tą agresiją ar ne po tam tikrais žodžiais. Tai gali būti taip pat, kad aš sutinku ir sakau, kad viskas man tinka arba kokia man prasmė iš viso šito vis tiek jūs nuspręsite. Ir aš tada agresyviai pasireiškiu apie šitą žmogų už nugaros arba išėjęs iš kabineto, susitikimų kambario ar panašiai. Neįgyvendinamų terminų nustatymas tai yra irgi mobingo dalis, kai mes žinodami, kad tai yra neįmanoma žmogui pasiekti, mes vis tiek tos terminus nustatome, tikėdamėsi, na vėlgi, ko mes tikimės, sužinosim, ar ne, kodėl kai kurie mes užsiimam mobbingu. Gąsdinimai ir grasinimai, dviveidiškumas, tai vienas gali būti iš mobbingo tipų, kur aš vieną galbūt sakau vienam, kitą sakau kitam ir paskui vėlgi bandau iš to išsisukti, kai vėlgi šipsausi galbūt kolegai ir tai gaunasi toksai kaip ir apgaudinėjimas dalinai. Na ir va dėl to vadinamas dviveidiškumu. Savęs iškėlimas, žeminant kitus, irgi gali būti mobbingo tipas prieš šitą darbuotoją arba grupę darbuotojų, kai aš, tarkim, nuolatos, bet vėlgi tą ilgą laiką, save prezentuoju kaip kažką labai gero, protingo, produktyvaus ir taip toliau, sakydamas, kad visi kiti yra blogesni. Dabar taip, kas nėra mobbingas ir tai labai svarbu atskirti. Ir aš visada pabrėžiu, prisiminkit, kad visi tie tipai ar ne, visas tas būdas neteisingai arba blogai elgtis su kolegom, jis turi trukti ilgą laiką. Ne vienkartinis dalykas. Tai mobbingas nėra veiklos aptarimas, vertinimas ir tobulinimas,